Club S viešbutis. Šalia parkingas, bet jo nedaug. Viešbutis 3 žvaigždučių. Aš čia einu dabar ne viešbučio teritorijoje, tiesiog pamačiau, kad yra marina. Marina tai kaip ir uostas. Paplūdimys, išsiaiškinsiu dar dėl gultų. Fainas paplūdimys, gražus vaizdai. Gražus. Netoliese dar daug jachtų, nežinau, čia remontas ar kas. Arba tiesiog kaip tikriausiai, kad remontas. Jaukus toks tai kaimelis, čia aš kiek matau yra tik tai viešbučiai ir apartamentai. Einam į patį viešbutį. Mus informavo, kad viešbutį labai lietai vyksta remontai, bet jie vyksta, tai kaip ir pliusas. Nu, jau čia irgi sardas stilius, bet toksai kuklesnis, kaimiškas, sakyčiau. Šalia kairėje pagrindinis restoranas, nu ir aš jau matau pliusą, to viešbučio vaizdas, tai gražus iš pagrindinio restorano. Baldai tvarkingi. Tai patikslinu informaciją, čia yra tikrai viešbučio paplūdimys ir skėčiai gultai yra įskaičiuoti į kainą. Pagrindiniam restorane bufetas, tai yra švediškas stalas. O, čia viduje visai gražios terasos. Aha, čia jau susirenovavęs viešbutis šita dalis. Grįžtam vėl atgal po pagrindinį restoraną su tais gražiais vaizdais. Einam į pagrindinį restoraną šalia registratūros, tą, kur iš lauko filmavau. Nutvarkingas, tikrai gražus restoranas. Gėrimai yra iš aparatų. Restorane yra patalpa, virtuvėlė mažiems vaikams, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, sterilizatoriai, labai liuks. Į kairę nuo registratūros baras. Didžiai tikriausiai čia būna. Baldai lobby bare irgi pakeisti, tvarkingi. Atkreipiu dėmesį, tai yra 3 žvaigždės. Pro šitą barą išeinam į baseino zoną. 3 mažos čiuožyklėlės. Scena vakariniams programams. Prie baseino kėdės, bet matau, kad kitoje pusėje yra ir gultų, gulimų. Ai, labai nedaug. Vis tik pagrindė kėdės. Vaikų klubas. S Club viešbučio Lemon Superior kambarys. Ir vat Lemon šitie kambariai, pasirodo, ne visi numeriai renovuoti, bet Lemon Superior renovuoti. Normali viengulė lova su normaliu čiužiniu, 2-gulė lova. Nauji baldai. Vaizdas ir į jūrą, ir į parkingą. Gražus, vonios kambarys, tikrai labai gražus. Iš išorės taip atrodė, kad tokios nudėvėtos 3 žvaigždės, bet čia vidinis kiemelis ir tie Lemon numeriai, nu tikrai be galo gražus. Ir kiemelis gražus, ir kambariai gana jaukus, geros 3 žvaigždės. Dar vienas renovuotas Lemon Family Superior kambarys. Vienas miegamasis erdvus, jaukus, 2 vienguliam lovom. Kambaryje televizorius. Šitas miegamasis su durimis ir antras miegamasis su durimis. Faina, kokia terasėlė, baldai tvarkingi. Dar sykelį išeinam. Žvilgsnis į paplūdimį. Oi, koks jaukus, fainas, ilgas vonios kambarys, tikrai tvarkingi vonios baldai. Tai šitie Lemon yra renovuoti, o Lemon dėl to, kad čia šalia auga labai daug citrinų, nuo to ir kilo Lemon. Ir išeinam va to koridorių pro kairę, pro baseinus, ir čia jau yra nerenovuota dalis. Pineta, kažkaip tarėsi kambariai Pineta.
Pineta klasika. Autentiška, toks kaimo stiliaus teritorija. Čia nerenovuotas Pineta kambarys. Toj zonai matė tokia daug paprastesnė negu pagrindinė. Ir vonios kambarys skiriasi. Dušas su užuolaida. Miegamasis, netikiu, kad nerenovuotas, tai turiu tokį įtarimą, nors mums rodo tokį gražų, nes kambarys tikrai tvarkingas, paprastas, taip, čia yra 3 žvaigždės, bet jauku tvarkinga. Kabykla, maža terasėlė. Tai va, čia Pineta visa ta zona yra, tokių namelių. O čia antrapus per tą gatvelę einam į Lemon zoną, į tą gražią su renovuotais kambariais. Ir dar sikelia akcentuoju, parkingas yra didžiulis pliusas, parkingas yra nemokamas. Jūros krantas, 3 žvaigždės, labai gera vieta, netoli Porto Cervo, netoli Baja Sardinija miestelis su Seišelių olomis. Labai geras variantas, jeigu kaina gera.